O kam drausti savo vaiką kritinių lygų draudimu, jeigu tu supranti, kad kai bus liga, parašysiu postą į Instagram ar Facebooką ir paprašysiu, kad man padėtų surinkti tos pinigus. Teisingai? Aš jau supratau kažkaip tai ir jau net pastebėjau, kad kiek daug iš tikrųjų žmonių, jaunų šeimų, kurios pasigimdo po 1, 2, 3 vaikus, vienas iš jų suserga kažkokia liga ir ta mama ir tėtis neneša realiai atsakomybės drausti savo vaikus nuo pat gimimo. Aš suprantu, kad tai nėra prievolė, aš suprantu, kad tai yra pasirinkimas. Bet palaukit, yra netgi tokių šeimų, kurios suserga vienas kažkuris tai vaikas ir tos šeimos nedraudžia vis tiek nei tų esamų vaikų, nei patys savęs apsidraudžia, nors aiškiai yra pasakyta ir išdėstyta informacija. Jeigu jūsų vaikas suserga kritinę ligą, o kritinių ligų sąrašas vaikų ir suaugusių kompensoje yra pats plačiausias Lietuvoje, nėra geresnio sąrašo, tiesiog jo nėra. Ten yra antiek daug įvairiausių ligų, už kurią tu gauni iškart didelę pinigų sumą. Pavyzdžiui, 10 000 ar 20 000. O kam draustis ir man mokėti dabar, ne iš savo tos piniginės? Kam mokėti, kai atsitiks ta nelaimė, nedaug dievė man arba mano šeimos nariui? Aš parašysiu postą, parašysiu Instagramą, postą ir man mano piliečiai, lietuviai, draugai, visi suneštų pinigų ir po to surinksim per kokias 2 savaitės 15 000, ne? Galbūt aš labai dabar sarkastiškai pakalbėjau, bet žinokit, mane šitas dalykas, aš suprantu, kad mes lygos nepasirenkam ir aš žinau, kad aš pati niekada negali žinot, kada tu susirgsi ir galbūt aš irgi kažkada prašysiu kažkokios pagalbos, bet palaukit, aš pati asmeniškai esu apsidraudusi 30 000 eurų kritiniam lygom. Aš esu apsidraudusi traumų draudimu 25 000 eurų. Ir jeigu man atsitinka trauma ar man kritinė liga, galų gale aš ant rankų iš karto turiu šitą didelę pinigų sumą. O čia būna taip, atsitinka bėda, žmogus sužino prieš savaitę diagnozę, aš čia jau ir kitas situacijas pasakoju. Ir jisai po savaitės jau prašo, reiškia, žmogus iki to nieko netaupė ir nieko nesidraudžia. O tie mes, kurie draudžiamės, kurie kaupiam, mes tokių žmonių turim gailėti. Man nuoširdžiai gaila tokių žmonių. Faktas, kad gaila. Aišku, kad tu viską pergyveni per save, pagalvoji, jeigu tavo taip vaikui, o jeigu tau pačiam taip atsitiktų. Bet palaukit, mes pergyvenam, mes gailim, o kodėl tie žmonės, kurie pagimdo tuos vaikus, neneša atsakomybės ir neapdraudžia didelėm pinigų sumom? Mirtis dėl nelaimingo atsitikimo, kritinių ligų draudimų sąrašų, kuris eina ten virš 40 ligų, suaugusiam kritinės ligas susidėt tau kaip mamai, kuri galbūt pagimdys ir nedaug dievė kažkuo tu susirgsi ir tau reikės tų pinigų čia ir dabar. Kodėl kiti žmonės turi būti geri, o pats savo tu nesi toksai?